Sveiki visi, su jumis Koso Hašime, vėl grįžtant atgal prie savo YouTube kanalo, kurioje kalbu apie įvairiausias temas, kaip išgyvenu šitą kančią savo gyvenime su kolegijom, su darbais ir taip panašiai. Bet aišku, ne dabar, gal aš pakalbėsiu, truputį padiskutuosiu apie savo trumpą gal paaiškinimą, kas jums laukia ateityje apie su mano meno piešiniais, savo komiksais irgi, jeigu žiūrėjote, jūs galite pažiūrėti. Bet jo, po truputį pakalbėsiu apie kas vyks, ką aš darysiu po savo mokslo, nes, kaip sakiau, man kol kas reikės perlaikyti egzaminus dėl savo tų priežasčių ir kai išlaikysiu, aš tikiuosi išlaikysiu. Aišku, kiek jau čia pastangų padėjau, tai jo, po to prieisiu daugiau pastangų dėti prie savo meno darbų. Tai jo, pakalbėsiu truputį apie meno sritis, komiksus, dizaino sritį turbūt jau nekalbėsiu, nes turbūt, man atrodo, praeitą video jau, man atrodo, minėjau, kad apie savo tą dizaino sritį problemas ir kaip man sekasi kolegijai. Bet jo, dabar, dar noriu paminėti, kad aš nuo šiol kalbėsiu lietuviškai ir tai yra asmeninės priežastis į naudą man, bet aš tikiuosi, jums viskas bus gerai. Ir tikiuosi, dar, man atrodo, kad nepamiršiu subtitrus padėti. Tai jo, tai pradedam. Tai visų pirma, gal apie savo meno piešinius, kur aš siunčiu turbūt Instagram'e, Pinterest'e galite pasižiūrėti įvairiausiose ten socialinėse medijose. Gal Twitter'e, man atrodo, nėra, nežinau. Bet. Viskas eina tvarkoje kol kas. Aišku, gal jūs pastebėjote, aš dėl savo planšetinio kol kas, nežinau, nelabai turiu to laiko prijungti, sujungti viską, laidus, programą sutvarkyti irgi nustatyti. Tai nuo iki šiol irgi aš laikinai piešiu su rašikliais, su flomasteriais, ten irgi su priemonėm tradicinėmis priemonėmis piešinius. Tai jo, tai dėl to kol kas aš tikiuosi nepyksite, gal ir kažkiek pasikeis mano tas stilius. Aišku, aš asmeniškai galvoju, kad aš neturiu stiliaus. Mano stilius yra ne piešiniuose, bet būtent prasmėse, jeigu taip galima sakyti žodį. Gal ir ne taip apibūdinant, bet taip, tai mano piešiniuose, aišku, prasmė svarbiausia, spalva, kaip matote, jeigu matėte, tai o ne, dėl stiliaus, tai stilius visada yra nesvarbiausia man, neaktualu. Ir tai apibendrus viskas kol kas piešiniuose yra tvarkoj. Aš dar, aišku, siūsiu, jeigu turėsiu laiko, turėčiau dar siūsti irgi Ko-Fi, galite pažiūrėti Ko-Fi, siunčiu savo dizaino srities piešinius, kartais ir net šitos irgi paprastus piešinius savo psichadelinius. Ir viskas tvarkoja tenai, tikiuosi nesupyksite, bet viskas gerai, aš grįšiu toliau atgal prie planšetinio piešti. Gal ir nepadėsiu tapyti, kas žino. O einam prie komiksų, viskas kol kas su komiksais dar yra labai lėtas progresas. Aišku, pastangas dedu, nemeluoju, viskas gerai. Ir ypač daug reikia pastangų, laiko dėti, skirti. Ir, man čia yra būtent turbūt pirmas prioritetas gyvenime, ką aš noriu pasiekti, tai būti populiariam influenceriu, ne influenceriu, bet norisi, kad pažintų kas nors man, pavyzdžiui, mano komiksus Lietuvoje ir kiek nors žymiam būti, žinomas Lietuvoje ir bandyti kuo daugiau rašyti, kuo daugiau scenarijų prikurti, gal ir net
gal ir net collabs daryti, bendradarbiauti su kitais tenai menininkais aplink pasaulį, net iš Lietuvos, nesvarbu, bet tai jo, tai irgi, čia irgi tas pats su piešiniais, aš irgi noriu labai bendradarbiauti su kitais, tai labai padeda auginti mano profilį ir kitų profilius, nes, aišku, čia jau nereikia aiškinti, bet labai aišku. Tai dėl komiksų viskas gerai bus viskas gerai. Ir tikiuosi, jums viskas patiks, man scenarijus niekur neišeis, kūrybos scenarijaus rašymo, piešimo stilius. Aš turbūt jau komiksų stilių turiu jau viskas gerai. Gal kol kas per tuos 3 chapters, per tuos 3, gal, nežinau, straipsnius, ar kaip jūs vadinti, truputį pasikeitė, aišku, evoliucija tokia buvo mano stiliaus ir pirmam nieko negero nebuvo, aš sakyčiau, iš mano nuomonės asmeniškai. Antroje gal kiek nors kažkur pabaigoje buvo pamatyta, nepamatyta, bet jau gal atrastas. Nemoku lietuviškai. Dieve, truputį gėda kalbėti. Bet jo, antroje viskas turbūt jau atrandu kažkiek tai, irgi jau matosi tų užuominų, bet jau trečioje tai pakankamai aš jau suradau savo tą stilių veide ir gal ir net, nežinau, gal ir plaukų, kaip piešti tos tekstūros, drabužių, rankų, plaukų, nesvarbu, nes viskas taip panašiai gali būti į stilių, bet tikiuosi viskas bus gerai, tikiuosi nepasiklysiu, piešdamas toliau į 4 straipsnį. Pamiršau, kaip vadinti šitos chapters, irgi atsiprašau. Bet taip, tai viską apibendrinus į vieną maišą, man kaip ir sekasi, kaip ir kol kas sekasi, aišku, ne su mokslais, ta prasme, tiksliau, nesekdavosi, kol kas dabar turime pažiūrėti, kaip seksis, irgi pranešiu mano įvertinimus, kaip pasiseks toliau. Kaip į ateitį, žiūrim visada į ateitį. Gerai, aš nenoriu kalbėti apie savo tas traumas, tas blogas patirtis, bet tikiuosi viskas bus gerai. Ir ačiū, ir aišku, dar noriu paminėti, kad dėkoju jums už palaikymą komiksų, mano YouTube kanalas, jeigu žiūrite, prašom, prenumeruokitės, palaikinkite, komentarus padėkit, nes, aš žinau, kiek jūs kartų tą jau girdėjote, bet irgi man pačiam tai yra tiesiog labai malonu matyti. Tai, jo, tai kaip ir pabaigiau visą savo paaiškinimą per, kiek čia, 9 minutės. Tai irgi, tikiuosi, būsite pasiliksite su manim per visą tą šitą kelionę, įdomią kelionę, kur taip viskas taip maišusi, per mano tą visą kelionę, kur aš einu į savo gyvenimą ir tikiuosi viskas bus gerai. Ir jums, ir man, ir gyvenimui. Mano gyvenimui ir jums. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote. Ačiū jums. Iki.